meilį žodžiais ją išdalinu, pats žavoji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias kalbiname Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorę Birutę Minutkienę, kuri ne tik puoselėja kultūrinius renginius, bet ir šiuo metu rašo magistro darbą apie nuotakos kraičio tradicijas. Birutė smulkiai yra išnagrinėjusi šią temą ir, manau, turi ką papasakoti. Sveika, Birutė. Laba diena. Labą dieną, tai Birutė, papasakok apie studijas, kodėl sumanei siekti mokslinio laipsnio ir magistro darbui pasirinkai temą apie kraitį. Oi, koks netikėtas klausimas. Tai studijuoti man, aš kažkur esu sakiusi, jeigu būtų tokia profesija studentas, tai aš tikrai kandidatuoti norėčiau kiekvieną įmanomą tą datą. Mane labai veža naujų žinių, naujų patirčių ėmimas. Aš kažkaip dar vis nesijaučiu, kad aš per daug žinau. Man vis maža ir maža, tai vat ir įpuoliau. Ir jo labiau, kad įpuoliau į tą daržą, kuriame dirbu, tai tobulėti, aš nežinau, kada gali būti pabaiga. Taip, pabaigos niekada nėra tobulėti mums, tai ir džiugu, kad mes tada ir važiuojame į priekį. Tai gal tada ir pasakyk, kasgi yra tas nuotakos kraitis, ką jis reiškia nuotakai jo šeimai. Jo, čia toks labai įdomus rakursas, iškart pasipasakoju į ateitį, dėl ko mokausi, bet įkybusi į magistro studijas, nykau į labai gilią praeitį ir labai džiaugiuosi, kad nyrau į ten, nes supratau, kai pradėjau nagrinėti netgi kas vyko mano vyresniosios sesers vestuvėse, tai čia 16 metų skirtumas tarp manęs ir vyresniosios sesers. Žodžiu, labai įdomu, man turbūt visą laiką labai įdomu knaisytis praeityje ir kažkaip šoktelėjo kraitis į mintį, tai dėl to, kad žolinė šventė vyksta vis toje vietoje, kur buvo pats Užpalių dvaras perduotas kaip kraitis iš Naruševičių Ginskių giminę. Ir dabar, jeigu staptelin prie to, kas yra kraitis, tai vargeliai, moterėliai, kas čia yra. Gerai, kad mes negyvenam tuo laiku, labai džiaugiuosi, kad aš gimiau tada, kada gimiau ir neišgyvenau viso to, ką teko patirti tom pačiom pirmosiom moterims, kai jau prasidėjo tas kraitis ir visas jo kaupimas ir netgi šeimoms ta visa situacija. Bet šiaip iš kultūrinio spektro žiūrint, tai būtent tada ir formavosi tos mūsų lietuviškos tradicijos, mūsų lietuviškas autentiškumas, identiškumas, tai kas yra mūsų lietuvybė. Tai dėl to labai norisi kalbėti apie tai, kad mes žinotume savo patirtis, šavos šaknis, pačius giluminius dalykus. Tai nuotakos kraičio kaupimas iš ties pirmiausiai gulo ant mamos, kuri turi dukras. Seniau, aš nežinau, ar ten buvo kokia šeima, kur vienas vaikas, galbūt dėl tam tikro aplinkybių, galbūt kitiems mirus ar kaip, bet tikrai buvo gausios šeimos. Ir ant tos dukros, kuri gimė realiai nuo pat gimimo, jau buvo kažkas kalbama apie kraitį. Bet tas kalbama tai ne tiek, kad tik tai kalbėtų ir sakytų, kad tau reikia krauti tą kraitį, bet tiesiog tu turi dirbti. Ir pačiais pirmaisiais metais apie tą kraitį jau pradedi plunksnas pešioti, pavyzdžiui. Tai yra vienas iš pirmųjų darbų pačiam mažiausiam vaikui, kai tu jau esi tame visame procese. Žodžiu, tai, kas vyko iki vestuvių, tai realiai ir vyko moters darbas ir pasiruošimas ateities gyvenimui. O šiaip kraičio kaupimas, kaip minėjau, yra ilgametis merginos darbas, bet jau jis buvo akcentuojamas Lietuvos statute, kad 1/4 tėvų turto turėdavo atitekti dukroms. Tai laikui bėgant tas vien
šeimai krūvis buvo šiek tiek įrėmintas į įstatymą. Ir gerai, kad tai buvo, nes moteriai susikrauti pačiai kraitį ir paskui nuėjęs į šeimą atstovėti savo socialinį statusą. Ir esmė būtų tokia, kad jeigu tu nueini be kraičio, tau vis tiek yra pareiga aprengti nuėjus į vyro pusę, pirmiausiai vyro šeimos narius, ir moteris pirmiausiai turėti dirbti visus ūkio darbus, ir tada, kai pareina namo, aišku, dar vakarienę reikia paduoti, jeigu yra vaikai, reikia juos užmigdyti, nuprausti ir palinkėti labos nakties, gal net ir vyrą pabučiuoti, ir tada sėdi tu austi, siūti drabužių. Tai kiek tu tik tai daugiau viso to turėjai nusinešęs, tai tuo ilgesnė turėjai naktelę. Čia tokia labai sunki moteros dalis, todėl sakau ačiū likimui, kad aš tuo laiku nebuvau. Tai dabartiniai moteriai būtų labai sudėtinga, aš kaip klausau tavęs, susikrauti kraitį, nes darbščios rankos turi būti, visko mokėti turi. Ir žinių labai daug reikia, ne tik kad mokėti, bet reikia ir žinių turėti, ir patirčių, labai daug visko reikia. O sakyk, Birutė, iš kur atsirado tas terminas kraitis ir pats kraitis, vis tiek iš tų atsikapstėjai iki istorinės tos vietos? Jo, atsikapščiau, turėjau malonumą paskaityti netgi porą rankraščių Vilniaus universitete. Tai labai įdomu buvo, ir mano didžiuliam džiaugsmui vienas iš tų rankraščių tai buvo ekspedicija Vyžuonose ir Užpalių seniūnijoje. Tai tiesiog man pačiai didžiulis netikėtumas, kad aš išties panirau į pačias giluminės šaknis ir jos sėtinos būtent su mumis, su Užpaliais, su Vyžuonomis, su šitą vietą. Tai tas pats žodis kraitis, jo šaknų, tai reikėtų ieškoti nelaisvose vedybose. Tai reiškia, kad vedybos seniau pas mus prasidėjo nuo to, kad nuotaka moteris buvo vagiama ir dar po to išperkama, ir atsirado pirktinės ir vogtinės vestuvės. Tai va ten ir yra užuomazga kraičio. Kągi tai reikštų tos pirktinės ir vogtinės vestuvės? Tai reiškia, kad jeigu turtingas ūkininkas, tai jis tiesiog pirkdavo darbščias merginas iš kitų kaimų, iš netolimų, aišku, kaimų, ir tai būdavo jo turtas. Taip kaip mes dabar žiūrime kažkurios tai filmuose, tai seniau tai buvo, ar pas mus buvo jo turtas, ir jis išsiperka daug moterų, ir jeigu kažkuris vaikinas, gal net ir tas, kuris dirba pas tą patį ūkininką, nori vesti vieną iš tų nupirktų merginų, jis turi sumokėti mokestį savo darbdaviui dėl to, kad jis jau atima tą moterį iš jo ūkio. Tai čia būtų tos jau tokios pirktinės vestuvės, o vogtinės tai buvo dar aršiau, kai vogdavo be pinigų ir buvo didelė gėda tai šeimai, iš kurios pavogdavo merginą. Tai netgi radau tokių situacijų, kad vykdavo karo mūšiai, kaip ten, gal ne tie karo, ne tą gal žodį panaudojo, bet tiesiog, kadangi labai gėda užtraukdavo tai šeimai, iš kurios pavogdavo moterį, o tada broliai eidavo ginti, atvaduoti tos moters, sesers savo, ir net iki kraujo kažkurios muštinės būdavo. Reikia galvoti vėlgi, kad seniau tas judumas buvo kaimas šalia kaimo, niekas ten nenuvežė kelius šimtus kilometrų tos pavogtos merginos. Tai laiko tekmėje vėlgi pagal Lietuvos statutą nebuvo toleruojama tas kraujo mūšis už tai, kad atkovotum savo seserį, parsivestum namo, bet tada pradėta kalbėti vėlgi apie pirkimą, apie išpirkimą, apie tam tikrą dalį. Tai atsiranda pinigai, kriena pirmiausiai vadinami, tai va taip palaipsniui ir gaunasi tas išpirkimas moters, išpirkimas iš ūkininko, išpirkimas iš šeimos. Na ir paskui be abejo visi taip lyg ir pamastė, kodėlgi ta moteris neturėtų atsinešti savo darbo dar materialių dalykų. Tai ir buvo audiniai, tai buvo ką galėjo moteris pasidaryti savo rankomis, kad jau jos nevoktų, tiesiog reikėjo pačiai lyg ir save išsipirkti. Tai toks va tas pats pradinis dalykas. Ir Tai dar Birutė pertrauksiu. O tai vogtinės čia taip suprast, kad jau iš meilės, pirktinės nelabai. Ar gerai aš supratau? Man paaiškink. Jo, galiu paaiškinti. Vogtinės buvo iš visokių, visapusiškai. Galėjo būti vogtinės ir jeigu susitarė, jeigu yra meilės situacija, bet tada dar didesnė gėda šeimai, nes tu iš viso dar netgi šeimai nieko nepasakęs tave pavagė ir kaip ir su tavo sutikimu, tai tada dar daugiau tie broliai
arba šeima turėjo išpirkti, arba pati nuotaka turėjo išsipirkti, palikti dalį pinigų ir tai šeimai, iš kurios išeina. Tiesiog, jeigu iš meilės, tai buvo, iš vis labai blogai. Sudėtingas reikalas. Būti pavogta iš meilės, tai labai blogai, bet jeigu yra išskirtinis socialinis statusas, tai dar blogiau, nes tu patenki, tada tave engia, realiausiai dažniausiai juk vogdavo darbšti, tai yra ta šeima nepasiturinčio šeimos. Tai tada tave dar labiau engia visi giminės, jaunikio giminės, kad tu nevala, kad tu nieko turto neturi, tu čia sėdi ant mūsų žemės dykaduoniauji ir netgi dar kažko neatsinešiai, tai tam, kad moteris būtų kažką atsinešusi, jinai raudė nuo pat gimimo. Netgi specialiai linų laukus išsipirkdavo, kad galėtų užsodinti linų, jeigu neturėdavo arba susitardavo su kaimynais. Merginos įdavo pas ūkininkus dirbti už linų pėdus, netgi mokestis toks buvo, kad tik tai galėtų kažką susikrauti. Tai kažkas panašaus, taip, vagia iš meilės, arba dėl to, kad tu labai darbšti, tai žiūrėkit, koks kompromisas. Negali būti labai darbšti, nes būsi pavogta ir bus gėda visai šeimai, bet jeigu tu nesidarbšti, tai tavęs niekas ir neims. Tai sakau, tai moteriai, tai neduok likime. Na, kažkaip gimti moterim tada nedžiaugsmas, taip supratau, buvo. Tai turbūt, tas tokios socialinės teisės, tai tiesiog ir dabar, kai mes dar, aš jau, kaip sakau, sesers vestuvėse matom tą situaciją, kai yra vagiamos pamergės, vagiama jaunoji, tai čia ir yra iš tos situacijos, kai yra vogtinės ir pažiūrėkite, dabar pabroliai išsiperka, mes einam iš užstalės, išsiperkam užstalę ir išsiperkam ne pinigais, o daiktais. Tie daiktai tai transformavosi į kažką tai kitą, bet tas įdomumas... Nesuvokdami gilios esmės tai darom. Tradicijos kažkaip šiek tiek išlikė, bet į esmę, dabar čia Birutė labai išaiškina gerai. Jo, turiu prisipažinti, kad man pačiai buvo atradimas, ką ir sakiau pačiai pradžioje, supratau, kas vyko per mano vyresniosios sesers vestuves, tik tai dabar, studijuodama magistrą, rašydama šitą darbą. Nes iš ties mes daugelį tradicijų atkartojam, kartais ir negalvodami, kad tai tradicijos, kad tai jau mūsų identitetinis dalykas ir nežinodami, dėl ko tai darom. Tai aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko tai atrasti ir labai ačiū, Angelė, kad turiu galimybę pasidalinti su klausytojas. Galėčiau tikrai ilgokai kalbėti apie tuos visus dalykus, kai kuriomis vietomis tikrai šiurpau skaitydama tą istoriškumą per socialinės šeimas, per socialinius faktorius, tikrai ta moters dalis tikrai nepavydėtina. Tai ačiū Lietuvos statutui, kuris vis tiek kažkaip pradėjo riboti tą dalyką, įvedė kažkokias tai taisyklės, kurių jau mes laikėmės. Tai tą Lietuvos statutą vis dėlto galbūt kūrė vyrai, tai susivokė vyrai, kad reikia palengvinti moters dalią. Turbūt ir patiems vyram, jeigu jie turėjo daug seserų, tai nebuvo labai lengva, tai jie gal ir savanaudiškai, visi tie mūsų įstatymai kažkuria prasme šiek tiek savanaudiškai, tai ir tuo laiku nieko kito nebuvo išrasta, bet ačiū likimui kažkas pradėjo kisti į lengvumą, lengvesnę situaciją šeimai, merginai, moteriai. Tai dabar pasiklausius tos jaunos moterys, manau, turėtų džiaugtis, kaip gerai dabar gyvena. Dabar, Birutė, apie kraitį ir pasogą. Girdim žodį pasogą. Kas bendro ir kuo skiriasi? Labai gerai, kad užsiminė apie tą žodį. Iš ties dažnokai ir aš pati netgi nelabai suvokiau, kad yra tame skirtumas. Atrodė vis tiek tai yra merginos turtas, kurį jinai atsineša ištekėdama. Bet pasirodo, tai yra labai skirtingi dalykai. Istoriškai paskui jie susivienodino, bet pačioje pradžioje tai tikrai yra skirtingi dalykai ir netgi skirtingose mūsų netgi Lietuvos regionuose visiškai skirtingai tas turtas buvo įvardinamas ir dovių, ir įnašų, bet tie pagrindiniai du aspektai tai buvo kraitis ir pasoga. Tai kraitis yra, taip šnekant, tai, ką gali nešti ir sukurti savo rankomis, ką gali krauti į kraičio skrinę ir pats pasigaminti. O pasoga tai jau gyvuliai, žemės šmotelis, miškas, rakandai, visi ten arkliniai padargai. Tas turtas, kurį tu gali jau vesti. Šiaip jeigu pagal liaudės tą mūsų tautosaką, tai būtų kraitis tai, ką gali nešti, o pasoga tai, ką gali vesti.
taip jau šnekant, bet šiaip tai pirmiausia atsirado, kaip ir sakiau, kraitis, nuo tų visų voktinių ir pirktinių vestuvių ir atsiradus kriena, pinigai kriena ir nuo to, kad reikia krauti tą, kad kažkam išpirktum, tai reiškia kraitis, va tas daiktas apčiuopiamas, materialus, o pasoga tai jau gali būti ir brangakmeniai mūsų taip irgi apčiuopiami, bet jau turtingose šeimose, ką tu pirmiausiai nuperki ir jau padedi, ne pats sukuri, bet pas kažką tai keliauji kurti. Šiaip kraitikai kurdavo, tai irgi, jeigu gausesnė šeima arba kaiminės moterys, tai pagelbėdavo viena kitai, susitardavo, kuri ten sėja linus, kuri dar kažką tai daro ir kartu dalindavosi tais darbais, netgi į kraitį dar įeidavo iš močiutės paveldėtas turtas į kraitį, o pasoga tai jau buvo tėčio atsakomybė, nes už kraitį šeimoje atsakinga mama, o už pasogą tėtis. Tai yra daugiau va tie vyriški rakandai, vyriškų darbų reikalai, bet laikui bėgant, tai labiau ir buvo pradėta dėrėtis būtent dėl pasogos. Iš pradžių buvo nelabai ir derimasi tiesiog atvažiuojama į šeimą piršliam ir sakoma, net pirmieji ir piršliai juk vadinosi kaip pirkliai, jie važiavo, sakydavo, atvažiavome mes čia pirkti, ieškam gražios žąselės, margos gegelės, ieškam pirksim, o tada jau kaip atsirado pinigai, tai pradėta kalbėti apie pasogą. Jau tada sandėris buvo dėl to. Ir noriu pastebėti, kad merginos tai realiai tik tai 3-4 sandėryje su piršliu būdavo, jau dalyvaudavo. Jeigu pavyksta sandėris, tai kaip čia rašyta knygose, kad statomas arielkas butelys ant stalo ir tada jau atveda merginą pasižiūrėti, kaip ji čia atrodo. Kokias 2-3 dėrybos atvažiavus, tai net visiškai nesvarbu, kaip ta moteris atrodo, kalba eina tik tai apie turtą. Tai va toks būtų. O tai kardavo piršlį, kodėl? Todėl, kad tas sandėris būdavo nepavykęs, kaip panagrinėjai. Čia į tą korimo procesą nelabai aš nyrau, negaliu tiksliai suakcentuoti, bet aš galvoju taip, nes niekada juk, o kasgi dabar pasakys, kad man jau turtų gana. Taip. Tai niekas taip nepasakys, tai tas piršlys vis tiek lieka kaip atpirkimo ožys kaltas už tą sandėrį, nes apie meilę seniau tikrai nebuvo kalbama. Sakau, pirmumas buvo skiriamas moters darbštumui ir tada jinai turėjo susimokėti. Bet šiaip dar iš namų išeinanti, išnešamas kraitis, tai yra pliuso tame, kad jis priklausė merginai ir jau pagal Lietuvos statutą buvo traktuojama, kaip jinai išsineša dalį, kurią uždirbo būdama toje šeimoje, nes jinai vis tiek dirbo. Lyg ir tas tėvo užmokestis, mamos užmokestis už tai, kiek jinai padarė savo šeimoje augdama. Tai čia jau tie palengvinimai atsiranda maždaug 19 amžiaus antroje pusėje, jau geriau moteriškiam pasidaro. Na tai tada gal dar ir papasakok, kasgi krovė kraitį ir kokios jo kaupimo tradicijos. Tai kaip supratom, ta dukra jau pas tėvus, bet gal kas pagelbėdavo ar kaip? Jo, pagelbėdavo ypač tom dukrom, kurios auga turtingose šeimose ir būdavo net samdomos, bet čia aš jau šneku irgi apie 19 amžiaus antrą pusę, 20 amžius, kai jau buvo samdomos moterys, kad padėtų tą sukrauti kraitį. O jeigu našlaitė mergaitė, tai jai tikrai buvo labai sudėtinga, kadangi jinai turėjo suspėti ir dirbti ir dar kažką tai savo pasidaryti dėl to kraičio. Tai kaip ir minėjau, kad pirmiausia tai buvo motinos rūpestis ir labai sudėtinga buvo tai merginai, kuri auga šeimoje, sakykime, 3, 4 ir dar toliau, nes didelė tikimybė, kad jinai augdama pati daro daugiausiai, nes jinai dar ūkio darbų lyg ir nemoka, jinai daug prisėda prie to kraičio kaupimo ir atvažiuoja piršliai pirkti tos gražiausios gegelės ir jiegi tai derasi dėl didžiausio turto ir parduodama už tą turtą vyresnioji dažnai paimdavo ir žemiau esančių dukterų kraitį ir būdavo tokių situacijų yra užfiksuota, kai jeigu šeimoje, sakykime, 5-6 dukros, ta mažoji ilgiausiai vargsta prie to kraitelio ir jai nieko nebelieka to kraitelio, nes visos prieš tai ir tėvam yra garbėjų, kad nuotaika, kad jų dukra nueitų į turtingesnę šeimą ir tai mažai nebelieka nieko visiškai ir jinai lieka tik tai su jau nedaug prašančių jaunuolių, tai tiesiog va, tas vargelis toksai ir paskui... Tai vadinasi, ir eilė dar net daug ką reiškia, kada gimsi. Taip, labai teisingai.
Labai teisingas pastebėjimas, labai daug ką reiškia nuotakai šeimoje, kelinta tu esi, kelinta tu gimėjai, nes pirmumas visada visi nori tą vyresnį, nes jeigu išteka, sakykime, pirmiausia, jaunikis atvažiavęs norėtų, jau pažįsta kažkiek, norėtų ten 3 ar 4 dukros, tai tada netgi tarp dukrų vyksta konfliktas, neduoda dukros kažkokio to kraičio. Ir va čia reikia pastebėti, kad va šitas konfliktas prišlio mūsų vestuvių tradicijose atsispindi ant kraičio dėžių užsėdimo. Yra tokia tradicija, labai dabar jau turbūt ir nebenaudojama, nebėra, bet tikrai dar gal ir tau, Angelė, ir klausytojams bus girdėta toks kraičio užsėdimas, kai būdavo lotynės, tai tiesiog pasižodžiavimai vieni prieš kitus ir va tada iš tikrųjų tu turi išpirkti, kad ir kraitvežiui abrūsą užrišti tas pats piršliui, tai reiškia, tu išsiperki galimybę iškeliauti kitur ir užsėda motina arba vyresnės dukros ant tos kraičio skrynios ir tu jau ir joms turi sudainuoti tam tikras dainas arba palikti kažkokią tai skarą, kažką tai, kad galėtum pasiimti tą kraičio skrynę ir įsivežti į kitą svečią tą šalį, į jaunojo pusę. Dar yra statute gerai numatyta ir tie atvejai, čia reikia padėkoti irgi tiem vyram, kad jeigu tu tampi našle, vėlgi kiek tu dalies gali parsinešti ir kiek tu gali palikti vaikams ir per kiek laiko gali parsinešti. Tai tiesiog tikrai tas statutas buvo naudingas moteriai. Aišku, čia reikia kalbėti apie turtingas moteris, nes niekas ten nekalbėjo apie skurdžių šeimų merginas. Bet vis tiek, kažkas link to keliavo. Tai čia yra tie dalykai. Močiutės daug audė, prisidėdavo, nes močiutė jau lauko darbų dirbti nebelabai galėjo. Austi juk iš patirties dar galėjo, mokėjo, tai jos labai geros tas draugės buvo prisidėdamos prie audimo. Tai tiesiog tai buvo šeimos, visos šeimos darbas ir jeigu, ypač sudėtinga būdavo, jeigu dukra išteka paskui dukra ten per pusę metų skirtumą ar per metus kokius, tai tada netgi piemenys, ypač vakarais piemenukai, kaip ir sakau, būdavo sodinami tų plunksnų pešioti. Skaičiau, kad vienam vakarui vaikams reikėdavo pripešioti 1 puodelį stiklinę plunksnų. Tai aš manau, kad tai nėra mažai. Turiu prisipažinti, nepamenu vaikystėje, taip esu pešiojusi plunksnas, bet kažkaip nepamenu, į kur mes jas dėjom, ar į puodelį, ir į dėžę kokią. Bet tai nėra tikrai labai malonus darbas, nes ir nosį graužia, ir reikia tų tikrai mažų pirštukų reikia. Tai vat, dar apie apeigas gal norėčiau užsiminti, kad tikrai tas kraičio krovimas, jis turėjo ir tam tikras apeigas tradicinės mūsų, tai man pavyko užfiksuoti, atrasti labai įdomų parašymą apie duonos kepimo apeigą. Čia irgi į tą kraitį, kai mes kalbam apie kraitį, tai reikia žiūrėti ne tik tai, kad pats audinys, bet ir dainas dainuoja, ir mokaisi sutartinių, ir žinias kažkokias perduoti, juk austi šiaip savo atsisėdęs neišaudė, tai kažkas jas turi išmokinti, tai duonos kepimas irgi iki šių dienų labai džiaugiuosi, kad mes moteris kepam tą duoną, bet seniau jis turėjo irgi labai svarbu tą kraičio krovimo aspektą duonos kepimas. Tai reiškia, kai jau mama nuspręsdavo, kad jau dukrai gali perduoti duonos kepimą, reiškia, iki tai jau daug kartų kepė kartu ir jau aš taip nusprendžiu kaip mama, sakykim, kad šiandien atėjo tas šeštadienis, pirties diena ir aš jau galiu patikėti savo dukrai duonos kepimą. Tai būdavo taip, kad motina pabučiuodavo duonos kepimo visus įrankius ir įduodavo jos dukrai. Specialiai šiai dienai būdavo iškepamas mažas duonos kepaliukas, kurio motina vaišindavo pačius artimiausius kaimynus, vaišindavo šeimos narius, o tėvas, kai paragaudavo duonos, jau tą mažą kepaliuką, kuris jau būdavo iškeptas, jau tai dukrai atidavus įrankius, pabučiuodavo tą duonos kepaliuką ir suoliuką, ant kurio sėdėdavo dukra, atsukdavo durų link. Tai reiškia, kad jau tėvas paskirs jai kažkokią tai dalį ir kad jau dukra moka kepti duoną ir yra pasiruošusi tekėti. Ir tada dar motina, kiek ten liko nuo to pačio duonos kepaliuko, vat kaip dabar plotkelę dalinamės, tai ten tą mažiuką kepaliuką nuneždavo į pirtį, kur jau sėdėjo kaiminės ir jau aišku, jos jau laukė, kas čia bus, ir pavaišindavo jas, ir tada žinoma jau paskleisdavo žinia, kad tuose namuose jau yra nuotaka, jau jinai susikrovusi kažkokią
tai kraičio dalį. Ir aišku, aptarinėdavo, koks skonis tos duonos. Kas be ko. Ir dar kitas labai trumpas aspektas iš tų apeigų, jeigu skurdesnė šeima, tai vis tiek to parodymo, kad jau mergina yra pasiruošusi tuoktuvėms arba jau krauna kraitį, jau geba susikrauti savo kraitį, tai buvo etapas, kai mergaitė susirgdavo mėnesinėmis ir tada motina turėdavo pasigirti visoms kaiminėms, o tėvui ir seneliui pasakydavo, kad dukra žydė ir jau reikia skubėti krauti kraitį. Tai vat netgi tokia gyvenimo socialinė situacija irgi turėjo tam tikrą apeigą, kad jinai turėjo tokį viešumą sietiną su vestuvėmis, su merginos ateitimi. Tai viešai buvo kalbama apie kraitį, ar vis dėlto nelabai daugam pasakodavo, kiek ten prisikrovė? Kiek prisikrovė, tai pasakodavo daugiau tos visos kaiminkos. ir visi kiti, nes apie kraičio turinį labiausiai tai buvo sprendžiama jau tada, kai atnešdavo kraitį ir sužiūrėdavo, jeigu kraičio skrynę neša net 6 vyrai, tai jau ohoho. Ir net yra užfiksuota, kad tam, kad vyram būtų sunkiau, tai dar į tą kraičio skrynę į dugnį dar pridėdavo specialiai kažkokią tai svorą, galbūt akmens, kad atrodytų, kad tikrai labai daug neša. Ir aišku, jau nepaslėpsi to kraičio turinio, žiūrint į kraičio skrynę, kokie ornamentai, kiek jinai apkaustyta, kiek jinai ta skrynė apkalta, tai rodė turtingumą. Tai tą skrynę, ką vyrai darydavo, taip? Skrynė, taip, broliai. Broliai, bet daug kur buvo jau tie žmonės, kurie darydavo iš pradžių tai būdavo net ne į skrynės, o į kažkokius maišus dedama, į tuos vinzliukus, kaip mes dabar vadintume, kur neturtingose šeimose skrynios atsirado šiek tiek vėliau, kraičkubiliai pradžioje buvo, o po to jau ir spintos ir komodos, jau kai atsirado pinigai, bet kraitinė skrinė arba kuparas, tai būtent tie dalykai, į kuriuos labiausiai buvo kraunama ir daugiausiai visi žiūrėdavo, ką atveža, tai tada labiausiai apkalbama, o kiek mergina susikrovusi kraičio, tai vėlgi spręsdavo pagal tai, kiek jinai laukuose, jeigu jinai darbšti, jeigu dideli linų laukai, jeigu mato dažnai merginą pjaunant tuos linus, keliant, tai reiškia, jinai darbšti, jinai kraunasi daug kraičio. Taip buvo iš šalies spėjama, tai ne šeima deklaruodavo, kiek turi kraičio, bet, kaip ir dabar mes labai žinom, kiek kiti turi pinigų, niekur šitoje vietoje nenubėgom. Nenubėgom ir jokie įstatymai nepakeitė. jo. Nors ir užsiminiai, Birutė, apie šeimos tokį turtingumą, socialinį statusą, bet labai nedaug, gal dar pakalbėtum, ar skiriasi kraičio kaupimas pagal šeimos turtingumą, socialinį statusą? Taip, jau užsiminiau, tiesiog įsiprovokavo mintis apie tai. Taip. Tai iš ties skiriasi, ypač sudėtinga buvo žvejų dukroms, nes jos net nemokėjo jokių ūkio darbų, jos tik tai gintarą rinkdavo pakrantėj ir prekiaudavo galbūt tuo gintaru, tai tikrai jau jos iškart neturėjo tokios galimybės patekti į turtingą šeimą, tiesiog buvo ignoruojamos. Ir jeigu ir Viliaus karaliaus knygą paskaitytumėm, tai karalienė labai nepatenkinta marčiomis, nors jos atrodo ir iš turtingos šeimos, tiesiog buvo pajuokiama iš neturtingų šeimų merginos ir iš tų pačių posakių, tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kaip ir minėjau, buvo pirmiausia žvalgomasi gerų ūkio, žemės, pasogos ir netgi buvo sakoma, kad ir ožka svarbu, kad turtinga. Bet tai vis tiek yra žiūrima į patį ūkį, į socialinį statusą šeimos, nes jeigu tik tai tu esi samdinė arba maža tavo trebelė ir nėra linų lauko, tai iškart savaime suprantama, kad tu jau tik tai mažesniam sluoksniui gali įtikti. Ir čia grįšiu prie to, kad man pavyko perskaityti rankraščiai ir ten yra užfiksuota, kad užpalių ir kaniukų jaunimas netgi nelabai bendravo tarpusavyje ir jeigu vykdavo šokiai, tai nelabai šokdindavo užpaliečiai kaniukų merginas, kadangi jos ten lyg ir skurdesnės buvo. Tai tiesiog, kaip auksas man, kai tokius sakinius skaitau ir Numikaitės mūsų yra atsiminimai taip pat, kad pajuokdavo, laukdavo nuotakos jau iš tos pusės kažkas tai tie draugai, tos giminės, kad kokia čia dabar tavo ateis, čia tau bus gėda, bet automatiškai kai kurių merginų ir gailėdavo kiti, nes žinojo, kad tai merginai to šeimo nenusiseks. Tai skurdžio šeimos merginai tikrai buvo labai sudėtinga, nes jų neprimdavo
nei broliai, nei seserys, nei ta naujoji mama, šiaip jau mergina pastoviai keliaudavo į kitą šeimą, o turtinga nuotaka, tai aišku, jinai ir dvarus gaudavo, vat, kaip Užpalių dvarą, ir su gintarais, ir su perlais atkeliaudavo, ir jau galėjo savo rokundus rokuoti, diktuodama kažkurias gyvenimo sąlygas. Tai tikrai gimti turtingoje šeimoje buvo paprasčiau, nors tu dirbti ir nemokėjai, bet jau tada buvo vertybė turtas. O skurdžiai merginai reikėjo labai, labai stipriai už save atbūti, ir čia tikrai buvo džiaugsmas, jeigu būdavo kažkiek meilės, jeigu užstodavo jaunuolis, kuris tave paimdavo. Na, o kasgi, Birutė, apie nuotakos kraitį girdėti šiandien? Iš tikrųjų kalbė ir atsiveria akys, daugiau sužinai, o gal tik tai žinom žodį kraitis, kaip manai? Jo, dėja, šiandien apie nuotakos kraitį jau nebelabai ką irgi girdėti, va taip ir susisuko mūsų gyvenimas, atsiradus pinigams, pagerėjus socialiniam statusui. Tas kraitis dingsta iš mūsų vertybių, to man labai gaila, nes, kaip ir minėjau, daug lietuviškų tradicijų tame kraičio kaupime ir to mūsų darbštumo, to lietuviškumo, ką mes turime ir savo herbę, ir linus turime, ir tuos visą tą paletę tokių. Ir šiandien šventėse ryšam sodus, taigi yra mūsų kraitis. Sodas juk buvo gaminamas tam, kad vaikas žiūrėtų į jį. Tai buvo barškutis, tai buvo besisukantis daiktas, nuo kurio vaikas lyg ir nurimdavo. O tai darydavo taip pat nuotaka, jis mokindavosi iš mamos, perimdavo iš močiučių. Tai tiesiog apie kraitį, aš kaip ir nagrinėdama, analizuodama ir su ekspertais kalbėdama, yra tokia truputėlį baimė, kad galbūt ateityje tas žodis kraitis liks tik tai pačių žodžių, mokslinių terminų, nes dabar jau viskas pereina į pirkimą daiktų, namų, automobilių, bet tai nebevadinama kraičiu. Tai tiesiog jau kaip duoklė, kaip ką čia sarmata bus, bet mes nebevertinam pačio žmogaus indėlio į tai, tiesiog pinigai, bet nebevertiname to proceso, kaip pasiekti tą kraitį, kaip jį mylėti rankomis sukurtą dalyką. Ir labai džiaugiuosi, kai kažkas grįžta, dabar neseniai mačiau internete, kad apie audimą kalbėtų, apie audžiančius abrūsus, kad juos kažkas nori įsigyti, nusipirkti, tai kažkur truputėlį grįžta, bet tai nebevertinama kaip kraitis. Tiesiog kraitis išnyko iš mūsų ir vestuvių papročius labai paveikė iš užsienio atėjusių kultūra. Mes pradėjom lygiuotis į užsienį, visiškai pamirždami savo šaknis, ir šitame kontekste man gailu, kad kai mes visas patirtis perimsim iš užsienio, nebeliksim lietuviais, nebeturėsim savo jokių identiškų šaknų, nebeturėsim savo vertybių, tiesiog būsim nebeįdomus pasauliui. Tai gal todėl aš ir kalbu apie tai, kad norisi, kad truputėlį tą pačią lietuvių kalbą mes neštumėm be tų svetimų žodžių, gal net ir drabužį, tautinę juostą, suprastumėm kitaip, kad tai yra mūsų lietuviška vertybė, kuo mes ir esame kol kas įdomus pasauliui. Bet jeigu mes išmesime tas vertybės, tapsime pilka masė, visoj minioj, pasislėpsim tarp tų europinių kultūrų ir kas į mus bežiūrės, juk jeigu tu nuvažiavęs tą patį rasi ir vienoje ar kitoje ar trečioje šalyje, kas ir Lietuvoje, ir nieko jeigu tavęs paklaus papasakoti kažką apie Lietuvą, ar tu neturėsi nieko išskirtinio, tai ar tu būsi įdomus. Tai man šiandien irgi, kai kalbinau aktorių Ainį Storpirštį, jis pasakė, kad auginkim ne tik kūno, bet ir kalbos raumenį ir puoselėkim jį. Tai ir čia galim priderinti, kad ir kraičio galbūt neišmeskim to reikšmingumo, ar ne? Atraskim mūsų tradicijas gal iš naujo, vėl iškelkim į paviršių, kad tikrai ta Lietuva būtų tokia, kokia buvo. Nepadarysim taip ir nelabai ir patiks, kaip pasakojai apie moterių dalę, bet apie tą darbštumą mūsų moterų žinias, tai
tikrai viską mokėjo. Tai aš tą ir akcentuočiau, kad tikrai nekviečiu nieko grįžti į praeitį ir užsiimti linais ir tais visais darbais, tais sunkiais, bet kad mes suprastumėm vertybę ir yra irgi dabar žmonių, kurie audžia, kad mes vertintumėm tai, kad vertumėm tos papročius, kad šeimoje reikia susėdus pasikalbėti, gal padainuoti, gal pasekti sakmę arba papasakoti savo namo istoriją, papasakoti apie savo senelius kažką, tai kaip buvo, kad mes žinotumėm, kad mes kitoms tautoms būtumėm įdomus savo autentiškumu, išskirtinumu. Labai džiaugiuosi, kad dar radau mūsų moteriškių, kai dariau apklausą ir jos dar atsiminė keletą tokių dainelių, kažkokių lotynų, tai vat labai noriu pasidalinti vieną labai trumpą. Jau Gerai, čia meilės reikalas, jau kai prasidėjo meilė pas mus, tai nebe apie kraitį nuotakos kalbėjo, bet va sakė taip, rūtų vainikėlis buvo atvirtas, sugadina bernas girtas. Kad jį kurtas bernas. Bet jau čia va tokie meilės reikalai, baigiam kalbėti apie turtus, jeigu anksčiau buvo, kad ir oška, svarbu, kad bagota, tai va, jau paskui. Čia jau apie sovietinius laikus šitą autentiką. Taip, tai va, įnešė irgi nekokį reikalą sovietikus. Tai va, apie ką kalbam, paėmėm kultūrą iš kitos šalies, paėmėm kultūrą kitos šalies ir mes praradom savo autentiškumą. Buvome ir būkime darbštus su savo autentika, su tokiu pilnu turtingu kraičiu iš vidaus ir vėl perduokime jaunai kartai. Tai dėkojame Birutei, kuri puoselėja tokius dalykus, kapstosi po tokius reikalingas mum temas. Tai girdėjote apie kraitį, nuotakos kraitį, tikrai nelengvas, ar ne? Birutė, tas kraitis buvo sunkus. Bet prasmingas. Bet prasmingas. Dar kartą dėkoju Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatoriai Birutei Minutkienei, kuri, kaip jau minėjau, ne tik puoselėja kultūrinius renginius Užpaliai žydi Birutės dėka, bet ir kalba apie nuotakos kraitį. Ir sėkmės tau magistro jau gynime. Jau, taip. Tuo jau ant nosies. Jau šildau kojas. Šildai kojas, tai manau, kad išbersi kaip žirnius, nes ir dabar buvo labai įdomu pasiklausyti apie šią temą, manau, kad ir Utenos radijo klausytojams. Taigi, dar kartą ačiū ir tariu iki malonaus. Ir ačiū visiems klausytojams, gero laiko. Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvepia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų. Va šiandieną ir debesiokas mum atasukė rūrų, bet už tą debesioką saulė vis tiek šviečia. Ir vis tiek mūsų žemelai šilta. Saulė šviečia visų kadžių, jas nuotaika visų kadžių gera. Tai kol mūsų nuotaika turi prigulėtina kažką, tai prigulina mūsų norą. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.